Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica. Ir šiandieną apie didesnį ir mažesnį to pačio klausimo modelį. Pažiūrėkit, kaip mes turim šeimoje situaciją, ar ne, kaip vyras su moterim pykstasi. Pykstasi, aiškinasi santykius ir mes sakom, kad negalima kištis, nes jeigu tu įsikiši, tu palaikysi vieną arba kitą pusę, tie žmonės gal po to kažkaip susitaikys ir tu liksi kaltas. Turbūt žinot, ir ta situacija yra tikrai teisinga ir taip ir reikėtų daryti, nesikišti. Dabar paimkim kiek platesnį kontekstą, ne žmogų, o tautą, tautos atžvilgių. Tautų atžvilgių tas pats atitikmuo yra karai. Jeigu tarp dviejų valstybių vyksta karas, nė viena valstybė negalėtų kištis, todėl kad čia yra tas pats šeimos modelis, tik didesnėje apimtyje. Reiškia, kaip žmogus atėjo į šeimą pagal rezonansą, todėl jis turi išeiti kartu pamokas, taip ir valstybių atžvilgių, jos turi išeiti savo pamokas. Kažkas sugebėti nusileisti, kažkas sugebėti kažką suprasti, kažkas eiti į kompromisą, bet čia yra tik dviejų valstybių reikalai. Todėl kartais, kai mes norim pamatyti teisingą atsakymą, pasižiūrėkim per paprastą mažesnės apimties modelį. Ir mums bus aišku, ar mes teisingai suprantam, ar ne. Ačiū Jums.